Garsus Indijos politinis veikėjas Džavaharlalis Nehru, vėliau tapęs pirmuoju Indijos Respublikos ministru pirmininku, aptardamas Lietuvos valstybės atsiradimą pasaulio žemėlapyje, 1933-aisiais savo dukrai Indirai rašė: "Tau bus įdomu sužinoti, kad lietuviai, panašiai kaip kitos Europos tautos, arijai, ir jų kalba turi daug bendro su sanskritu." Tas nepaprastas faktas, galbūt nedaugeliui Indijoje žinomas, liudija, kokie ryšiai jungia tautas gyvenančias toli viena nuo kitos. My involvement with Lithuania goes back to November. Į Lietuvą iš Delio pirmą kartą atvykau 2011 m. lapkričio 19 d. Buvau pirmas Mykolo Romerio universitetą vizituojantis indų profesorius, taip pat pirmasis Indijos kultūros konsulas. Lietuvoje mūsų šeima praleido daugiau kaip 2 metus. Per tuos metus susipažinome su nuostabiais žmonėmis, turėjome progų pažinti lietuvišką kultūrą ir tradicijas, bei vietos gyventojams pristatyti indų kultūrą. Šiandien kiekvienas lietuvis sutiktam indui skuba paminėti lietuvių kalbos artimumą sanskritui. Pasak Kalkutos universiteto profesoriaus Bata Krišnos Gošo, lietuvių kalba tokia artima rekonstruotai indoeuropiečių prokalbiai, kad net senoji vedų kalba greta lietuvių kalbos atrodo moderni. Turbūt kiekvienas lietuvis sutikęs, ypač indą, ar Lietuvoje, ar Indijoje, ar kitur, visą laiką pabrėžia tas sąsajas lietuvių kalbos sanskrito. Iš tiesų sakyčiau, kad tai tampa mūsų vienu netgi savotiškų ir tapatybės konstruktų, ir savireprezentacinių įrankių, ypač kalbant su Pietų Azijos gyventojais atstovais. Taip, tai tos sąsajos akivaizdžios, tie ryšiai yra. Ir man pačiam dar pradėjau studijuoti sanskritą, tikrai tas tapo labai akivaizdu, netgi nebūdamas lingvistų ir lyginamosios indoeuropiečių kalbų tyrinėtojų, bet tas sąsajas matai, nes atsiverti didįjį sanskrito anglų kalbos žodyną, tokį solidų tomą, ir iš tiesų matai 19 amžiaus pabaigoje, kuomet tikrai Europos universitetuose suklesti lyginamoji indoeuropiečių kalbotyra, matai labai daug nuorodų ir į lietuvių tam tikrus žodžius, savokas, terminus. Glaudžiai bendradarbiauju su indų kultūros tyrinėtojais čia, Lietuvoje. Su sanskrito žinovu Vyčiu Vydūnu, filosofijos profesoriumi Audriumi Beinoriumi, taip pat Valdu Jackūnu. Mes dalijamės arijų ir baltų patirtimi, ieškome bendrų kultūrinių ir istorinių taškų. Štai Vytis Vydūnas atrado, kad yra bent 1008 žodžiai, kurie skamba panašiai kaip ir sanskrite. Pavyzdžiui, aki hindi kalboje irgi yra akis, arba žodis sapnuoti, kuris indų kalboje reiškia tą patį – sapną. Kuo yra unikali Indija, šiuolaikinė Indija, kad tai yra tarsi toks daugiasluoksnis pyragas, kuris savyje apriepia visus egzistavusios indų kultūros niuansus. Taigi ir dabartinėje Indijoje yra išlikę senosios vedų arijų kultūros elementai, ritualai, apeigos, himnai. Yra vėlyvesnis hinduizmas, yra šiuolaikinės modernaus hinduizmo atmainos ir be abejo, kad lietuvius labai domina būtent tas archaiškasis, senasis klodas. Na ir ką aš dažnai sakau savo studentams, yra man tekę ne kartą dalyvauti senovės vedų ritualų apeigose, kurios tęsiasi kartais ištisas paras, netgi savaitės. Ir netgi nesuprasdamas tuo metu, kai pirmą kartą pakliuvau, kas vyksta, kaip vyksta, visų tų simbolinių kodų reikšmių, jusdavau, kad tikrai toks, na, pasakyčiau, širpuliukas per nugarą perbėga, kadangi toks jausmas, jo kabinami kažkokie archainiai gilūs, mano paties lietuviškos, galbūt net ne šiuolaikinės, o kažkokios archainės tapatybės elementai žadinami. Manau, kad Lietuvą su Indija sieja gilios istorinės sąsajos ir tradicijos. Vienas iš aspektų, kuris patraukė mano kaip mokslininko dėmesį, buvo baltų ir arijų sąsajos, kurias įdėmiai tyrinėjo Indijos profesorius Suniti Kumar Chatterjee. Jis Lietuvoje viešėjo 2 kart – 1964 ir 1966. Vėliau profesorius parašė žinomą knygą Baltai ir arijai.
Pasak indologo Andriaus Beinoriaus, Lietuva su Indija sieja ne tik kalba. Lietuva kelis amžius buvo engiama pavergėjų. Indija bemaž 1000 metų buvo valdoma svetimšalių, pradedant 10 amžiuje įsibrovusiais musulmonais užkariautais ir baigiant Britų kolonijiniu laikotarpiu. Sovietų Sąjungos laikais, ypač kai ryšiai tarp Sovietų Sąjungos ir Indijos tapo glaudus, buvo nuspręsta atskiras Sovietų Sąjungos respublikas priskirti konkrečiom Indijos valstijom bendradarbiavimui, tokiam draugiškam. Taigi egzistavo Sovietų Sąjungos Indijos bičiulių draugija ir Lietuvos buvo filialas bendraujantis su Orisa. Ir be abejo vyko ir mūsų menininkai, ir poetai, ir rašytojai į Indiją. Buvo bandoma formuoti tam tikrus ryšius, kiek tai buvo įmanoma sovietinės ideologijos erdvėje. Ir vis tiek, tiesą sakant, tiek ypač indams atvykti į Lietuvą nebuvo taip paprasta. Čia galima paminėti ir tą patį garsų Indijos mokslininką Suniti Kumar Chatterjee, kuris sugebėjo vis dėlto patekti ir į Lietuvą sovietmečiu, tiek į Latviją, kuomet užsimezgė jo bendradarbiavimas ir su dar anksčiau pradėtas Indijoje su mūsų garsių keliautojų, tyrinėtojų Antanu Poška. Taigi mes buvom uždari. Dabar situacija pasikeitė, tačiau vėlgi tos didelė dalimi romantiškos inspiracijos išlieka. Kiekvienais metais labai daug lietuvių vyksta į Indiją. Keliauja, turistauja, pagyvena. Palyginus tikrai ne tokia didelė dalis, kaip kad mūsų, pavyzdžiui, studentai ar absolventai, kurie vyksta į Indijos universitetus, studijuoja, mokosi kalbų, mokosi kitų dalykų. Bet vyrauja vis dėlto didelė dalimi interesas toks, vadinkime, dvasinis turizmas. Aš turiu omeny įvairios religinės bendruomenės, jogos bendruomenės, Ajurvedos akademija, kuri domisi senąją indų medicina, vyksta paskaitos, kursai, kelionės į Indijos medicinos įstaigas. Taigi tų bendravimų tokiam kultūriniam lygmenį tikrai nepalyginamai išsiplėtė. Tačiau toli gražu tai nereiškia, kad ir akademinių mokslinių tyrimų laukas labai jau yra įsiplėtęs. Tikrai ne. Ir čia vis tiek galime pasidžiaugti, kad ypač įkūrus Lietuvos ambasadą Delyje, kiek jau 5-6 metai, tie ryšiai tikrai tampa glaudesni. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, mes džiaugiamės, jog turime ryšių su Jawaharlal Nehru universitetu valstybiniu Delyje, su Kalkutos universitetu. Atvyksta mokslininkai. Na, ir čia geras pavyzdys, 3 metus Lietuvoje dirbo profesorius Rajshekar Basu, kuris dirbo Riomerio universitete, taip pat ir Vilniaus universitete skaitė paskaitas. Tai vėlgi labai yra svarbu ir studentams, kad ne mes vieni lietuvių dėstytojai, mokslininkai juos supažindintume, bet kad jie daugiau apie Indiją sužinotų ir iš Indijos mokslininkų bei kolegų. Neseniai Delyje Lietuvos kultūros ministras pasirašė susitarimą su Indija, tad mes nekantriai laukiame ir tikimės, kad šis mūsų bendradarbiavimas artimiausiu metu dar labiau išsiplės, kad tapsime dar artimesni vienas kitam, galėsime žavėtis vieni kitų kultūra, civilizacija, mokytis vieni iš kitų, diskutuoti ir ieškoti bendrų atsakymų. And learn from each other, disagree with each other, and also agree with each other. Iš tiesų didžiuojasi, būdamas lietuviu, pirmas dalykas be abejo tai kalba. Kažkuria prasme tiek katalikiška mūsų tapatybė padariusi mums yra didelį poveikį, bet aš savęs neidentifikuoju, netapatinu su tuo ir tikrai nemanau, kad būti tikrų lietuvių reiškia būti būtinai katalikų. Lygiai taip pat, kaip nemanau, ir taip nemano daugelis indų, kad būti tikrų indų būtinai reiškia būti hindų. Nes būdamas indų, tu gali būti hindų, budistų, musulmonų, krikščionių netgi Indijos, bet vis tiek jausti savo bendrą indišką tapatybę. Tai man sunku vienareikšmiškai taip apibrėžti mūsų visus tapatybės parametrus. Tai yra nuolatinis, matyt, savivokos procesas. Manau, kad Suniti Kumar Chatterjee knyga Baltai ir Arijai labai svarbus eksperimentas, nes nedaugelis šalių pasaulyje gali kalbėti apie tokio tipo lingvistinės sąsajas, kurias atrado knygą parašęs profesorius.
Lietuviams šis mokslinis darbas gali padėti kitaip vertinti savo tapatybę. Lietuvių kalba turi būti reprezentuojama, nes turi labai gilias lingvistinės tradicijas, kurios siekia daugiau kaip 4000 metų, o gal ir dar daugiau. Manau, kad turite apie tai kalbėti ir tuo didžiuotis. Tai nėra nacionalizmas ar agresyvi nacionalizmo forma. Tai nacionalizmas, kuris yra kūrybiškas, integralus, kuris leidžia vertinti savo kultūrą, lyginant ją su kitomis kultūromis. Manau, kad Lietuvos nacionalinės tapatybės pavyzdys galėtų būti raktas į daugelio šiandien ES kamuojančių problemų sprendimą.